Šiandien aš pabandysiu sužaisti vieną iš sunkiausių žaidimų, kuriuos aš kažkada žaidžiau – Cities Skylines. Tai yra begalinio miesto statybų žaidimas, kuriame tu gali padaryti viską, ką tik tais nori. Keliaukime išbandyti. Šitą žaidimą aš pabandžiau sužaisti vieną kartą, man nelabai pavyko, tai aš pabandysiu sužaisti iš naujo. Kas nori sužaisti šitą žaidimą, tai iš karto perspėjau, kad jis yra mokamas. Kainuoja minimum 7 eurus, bet jeigu perkate naujesnės versijas arba perkate neperpardavinėjimą, tai kainuos apie 20 eurų. Pradėkime žaidimą. Reikia pasirinkti vieną iš šitų vietų, kur reikės statyti miestą. Aš turbūt netyčia kažką pasirinkau, bet aš tikiuosi, kad ten tikrai buvo viskas, ko reikės miestui. Ką čia galima pasidaryti įdomus? Aš turiu pirmą kvadratėlį, turiu 70 000 eurų ir kaip ir reikia statyti miestą, ne? Tai mes jau turime pradėtą kelią, tai mums reikia tiesiog jį pratęsti. Padarysime kažkokį tai įdomesnį kelią ir miestą šį kartą. Aš padariau tokius kvadratėlius, jie nelabai atrodo įdomiai ir jie nėra lygus, bet miesto pradžiai tikrai užteks. Tada mums reikia pastatyti, jėgainę vėl ir pravesti laidus. Gerai, laidus kaip ir aš pravedžiau. Toliau, vandentiekis tai tikrai svarbus dalykas, nes be vandens mums nebus ko veikti. Mes turėsime pirkti jį parduotuvėse, bet tada iš parduotuvių juos vežios visus miestus ir jo. Ir apskritai šiaip vanduo tikrai yra reikalingas gyvenimui, net negeriant jo. Tiesiog. Be jo niekaip negalime išgyventi. Dabar aš galiu pagaliau statyti kažką tai. Tai čia yra namai, čia yra parduotuvės, o čia yra fabrikai. Kaip gariūnai. Gariūnų mums dar nereikia. Tai statome pradinius miestus čia zonas ir tada po parduotuvės šiek tiek pasižiūrėsiu. Čia kažkur pastatom ir čia toliau galima paprastai užpildyti viską. Zona, kur gyvens žmonės. Jei paleidžiam ir taip, žiūrėkit, namai statosi, viskas puiku, jiems kol kas užtenka energijos, žiūrėk, koks mažiukas namukas. Nieks jame negyvena, bet jis pastatytas. Dėl kokių priežasčių jie nėra laimingi, šito aš nežinau. Laimingi žmonės didėja. Pinigai. Čia dar su pinigais nelabai gerai. Mes einame į minusą. Mes sunaudojam labai daug pinigų ir mes einame į minusą. Kad mums išeiti į pliusą, mums reikia nors kažkaip tai pradėti uždarbiauti. Tai aš vis dėlto pastatysiu gariūnus. Taip, čia. Jo, dabar gerai viskas. Jo, gariūnai statosi. Kaip greitai statosi tie gariūnai. Visiems vandens reikia. Aš net pamiršau energiją. Bet aš pravedžiau viskas, tai kaip ir jau vanduo yra vandeniukas. Einam į pliusą. Taip, pagaliau einam į pliusą, tik tais dabar vėl reikia statyti šiek tiek naujų keliukų. Biškį reikia pragriauti. Kam nauji keliukai? Tam, kad padidinti žmonių skaičių, tam, kad daugiau žmonių atvažiuotų, nežiūrėkit, kad jie visi laimingi. Aš noriu, kad daugiau žmonių gyventų šitam laimingajam puikiam mieste. Jiems reikia energijos. Jau reikia daugiau energijos, nes pasižiūrėjus labai mažai energijos liko, tai reikia kuo daugiau energijos ir vandeniuko. Kas su vandeniuku? Vandeniuko nėra, nes energijos nėra. Dabar bus viskas ir vandeniukas ir energija. Yes! Pagaliau! Ką aš dabar galiu daryti? Aš dabar galiu pastatyti mažas klinikas. Tai būtinai reikia aprūpinti žmonės, bet to niekaip. Sąvartyną
Deja, reikia iš čia pastatyti. Ir dabar aš gaunu po 9% iš visų gyventojų. Padidinsiu biškį, noriu, kad jie man daugiau mokėtų. Čia galima bus imti kreditus iš banko, kad gauti daugiau pinigėlių, bet aišku, tai yra rizikinga, nes paskui reikės juos grąžinti. Kaip ir pagal mane šiam kartui būtų tiek, kitą kartą aš pastatysiu dar didesnį, dar šaunesnį miestą, aš jį padidinsiu, pridėsiu daug visokiausių dalykų, aišku, išlyginsiu kelius. Na, o aš kaip ir baigiu, nepamirškite pasiekti manęs, nepamirškite pakomentuokite, ko norite. Jeigu patinka vaizdo įrašas, būtinai paspauskite mygtuką like. Visą gerą.